Labas rytas. Atkėliau šiandien apie 6. Šiaip labai gerai išsimiegojau. Šilta buvo net, aišku, sustrikę miegojau. Šiaip sustrikę nemiegu, bet jo labai šilta buvo. Sąlyginai. Tai vat atskėliau ir reikės biškį judėt. Užmečiau akį į žemėlapį, tai už 10, gal 12 kilometrų yra parduotuvė, kur galėsiu dasipirkt dujų, jeigu reiks, aišku, ir atsigert kavos ir net šiltai panašu pavalgyt. Oi, kaip nenoriu aš tų šlapių batų dėtis. Viskas praktiškai išdžiūvo, išskyrus lietpaltį ir batus. Tai kažkaip reikės džiovint ant kūno. Nors žiūrėjau orus, tai šiandienos gale, toj vietoj, kurią pasieksiu, kurią planuoju pasiekti, tai 20 + laipsnių. Tai manau, kad jau čia šitos šlapių rūbų ir šalčio problemos neužilgo bus praeitas. Tai viskas, važiuosim. Aišku, striukė neišdžiūvo, batai irgi neišdžiūvo. Tai mano sumanymas toks, kad batus biškį pavešiu, kad pradžiūtų, kolinės irgi. Ir pats važiuosiu su šitais kroksais. Tai pabandysim pavažiuoti iki pirmo miestelio Suomijoje. Ten turėtų būti kavos. Taigi, privažiavom Suomijos sieną. Štai. Suopma, Finland. Dviratociklas. Smagu šiaip. Pirmas checkpointas. Tai dabar važiuosim ir papusryčiaut, nes už poros kilometrų yra kažkokia vietelė. Dasipirkt maisto, vandens, biškį gal net pasikrausim kažką ir viskas. Judam toliau. Labas. Taip, pavalgiau labai skaniai. Ten stovau tokioj kaip parduotuviai, bet tokioj senoviniai, kur viską parduoda. Ir pasirodo, viduje restoranas yra toks, mėsos skyriui tiesiog. Ir turėjo šonkauliukų. Prikirtau tų šonkauliukų, išgėriau kavos, pasipildžiau atsargas ir net nesuvalgiau visų šonkauliukų, tai sėdėjau dar. Tai bus ką valgyt, nežinau, jau nebe pietum, bet vakarieniai tikriausiai. Tai labai patiko. Ir dabar keliaujam link Kinari. Tai čia jau 100 kilometrų kažkur šitas taškas. Ten jau turbūt stosim nakvyniai.
kem kilų nuvažiuota, dar 8 liko, biški mažiau nei 8, bet, nu, vis laiko atima šitie sustojimai, nes labai daug gražių vaizdų, tai kai kurios pravažiuoja jau tiek to, bet nu, norisi sustot biški pasižvalgyti, pasižiūrėti. Tai wow, vienas iš tų vaizdų, va, visiškai važiuoja miškais ir tiesiog ežero paplūdimys. Su smėliu, su viskuo. Wow, ir dabar oras pasitaisė. Tai jau šilta, jau viską, visi rūbai išdžiuvo. Tai taip net norisi įšokti ir įsimaudyti, nors žinau, kad tikriausiai šaltas vanduo, bet smagu. Ką tik radau tobulą vietą kempinimui, palapiniai, tai jau parodysiu. Bum. Nei vieno žmogaus, visiškai tuščia, vidury niekur. Ir laužavietė yra pastatyta, ir krantas tobulas. Wow. Visiškai švarus vandenėlis. Bet dėja dar iki galo kem kilometrų, tai kad ir kaip gaila, reiks palikti šitą vietą. Nu, bet bent jau čia galiu pailsėti biškį užkast. Bent tiek pasidžiaugsiu. Nu ką, atvažiavau pagaliau iki tikslo. Radau tokią vietą kempinimui. Yra prie pat ežeras. Čia valtis. Tai smagu būtų įšokti, įsimaudyti visai. Vaizdas irgi kaip ir gražus. Bet čia kažkokia palapinė stovi, tai nežinau, kiek žiūrėjau daiktus kažkokius laiko. Panašu, kad dažnai nelanko, tai gal niekam netrukdys. Kažkaip pasižiūrėkim. Kas ten yra? Nu, panašu, kad kažkokie narvai žuvim, sieteliai, plūdurai, gal vėžiam. Tai nekankinimo įrankiai. Tai gal ir visai okei variantas. Vau, kiek čia vadų. Galvojau prigulsiu tiesiog ant kilimėlio prie ežero.
gal net nestatysiu palapinės, bet nu vien dėl odų neįmanoma, ta prasme, tik atsiguli sekundę ir pilnas debesis odų. Čia prisipurškęs nuo kojų iki galvos tais purškalais visais visiškai nepadeda. Tai miegosiu palapiniai, bet gal be uždangalo, tai vaizdą vis tiek matysiu. Bet bent jau nekas odai, tai vin. Tai va, dabar nežinau, eisiu užkasiu turbūt. Iš vandens beveik visiškai neturiu. Čia ir dar šiti tranai rupūžės. Šiti ubagai. Tokio didumo aš dar nematęs jo. Numitę. Nu žodžiu, bet eisiu tiesiog, iššoksiu į vandenį, nusprausiu, reikės labai greit apsirengti, kad nesukastų. Ir viskas, ir tada jau žiūrėsiu, galvosiu kažką. Susidėjau daiktus ir eisiu miegoti, jau dabar pas mane be 20:12. Greit reikės anksčiau keltis, oras lygtais geras bus, naktį irgi nežada lyt, 2 procentai tikimybė, tai net neužsidengiau palapinės. Tai vat, tai iki rytojaus ir labanakt.